Tai yra pirmasis šūdų alijanso blogas apie nieką. blogas apie šūdus apie nieką. Mūsų blogas yra blogas, tai kaip sakant, šūdinas. Žodžiu, dabar, jeigu kaip ir pirmąjį sakėme, tarėmės, jeigu per metus laiko sulauksim 100 laikų, padarysim antrą. Bet jeigu sulauksime 100, net ne laikų, atsiprašau, peržiūrų. Jo, jeigu ne, nu tai, ką jau padarysim. 100 žiūrovas laimės iPadą. Tolimoje ateityje darysime blogus. Jeigu sulauksime 100. Apie šūdus. Apie dar didesnius šūdus, apie pelkės spalvos šūdą, respektas man, apie pachmelingą šūdą, apie balos spalvos pachmelingą šūdą. Apie skausmą, stiprumą. Bus ir rimtų temų. Bus rimtų. Bus ir naujienų iš Amerikos. Bus naujienų Amerikos. Žiūrėk, bet vis tiek cenzūras nesilaikai. Cenzūra. Vietoj blėt, sakyk, origamis. Origamis. Ir nepykit, jeigu... Oi, sorry. Kalio... Koks blėt, origamis? Cenzūra, tai yra tas pyp, galos. Svarbiausia, kad nepakliūtume į kokį nors Marozą LT. Bet tai prikolas būtų, kalbėjau. Į pagaidų puslapį kokį pakliūti. Ne, čia šortai, čia šortai, aš ne Marozas jau ką. Nesvarbu, kad gyvenam Kaune, mes ne Forsai. Aš iš Panevėžio, tikrai ne. O šitą, jeigu dabar žiūri, koks mūsų vedės vardas Barako? Žinau, kad pavardė yra mergautinė. Reda. Teta Reda. Barako teta. Ketvirto Barako teta Reda. Jeigu žiūrite, aš jau 3 dienas metęs rūkyti. O žodžiu, mama darbą, mama kestai, tai yra tėti. Jeigu žiūrite, jau ką, aš nerūkau jau pusę metų, o ne 3 dienas. Ir viskas. Ir lomkės tik dabar prasidėjo. Jeigu skauda, biškį kepenis, tirpsta kažkaip. Vanduoti dekėlį. Jo, ir žinok, ir tai atsigėriau čia vandens kažkada, tai kepenis pradės skudėti. What the fuck, kas čia per skystis? Tai vis tiek, kalbėk, kirpsi. Ai, kirpsi, tipo, iškirpsi. Nedarysim ištisinę. A ne, tai va tokias ir tokelės. Viso gero.